savęs pažinimas ir sveikata. Kaip padėti sau, kaip nuraminti protą ir atkurti pusiausvyrą, kaip paleisti savigydos procesą ir atrasti sveikatą, kaip prisiminti kelią į būseną, patirtą apsilankymo metu ir kaip šią būseną kaskart susigrąžinti ir išsaugoti. Savo gydytojo osteopato praktikoje pastebėjau, kad integruoti ir išlaikyti apsilankymo metu patirtą pagalbos poveikį ir būseną yra nemažas iššūkis. Intensyvus gyvenimo ritmas, mintys, emocijos bei supanti mūsų aplinka nėra ideali terpė neutralumui ir pusiausvyrai rastis. Bet kokiai būsenai atsirasti yra būtinos sąlygos kaip vidinės, taip ir išorinės. Lavindami savo dėmesingumą, netruksime tai pastebėti. Pastebėsime besirandančios įtampos aurą, pajausime subtilias kūno reakcijas, įsisąmoninsime priežastis ir pasekmes. Pastebėsime ir įsisąmoninsime, kad kaskart vėl patirta ramybės, gilaus atsipalaidavimo ir kita harmonizuojanti būsena ima plėstis ir apima vis didesnį mūsų kūno ir gyvenimo dalį, tik sugrįžtant į ją vėl ir vėl. Tuomet atrasime, kad reguliarios praktikos kaip dėmesingumas ir sąmoningumas, kaip asmeninės higienos įpročiai padeda mums palaikyti visapusišką sveikatą. Studijuodamas mediciną, psichologiją, osteopatiją, įvairias dvasinės ir kūno praktikas įgijau patirties, kurios pagalba padeda sutrumpinti šį pažinimo kelią kitiems. Pažinimo kelią, kuriame mes savo požiūrį įtakojame ir kuriame vidinę ir išorinę erdvę, renkame žaidimą ar kovą, patiriame džiaugsmą ar liūdesį, įtampą ar atsipalaidavimą.